ką, pradedam savo kelionę. Važiuojam pasivažinėti. Pirma stotelė. Pusryčiai. Pirmą stotelę varom, pavalgysim pusryčius. Kažkur neaišku. Atvarėm į Vanilla Beach. Vanilla Beach? Vanilla Beach. Žiūrėsim. Nežinom nei kaip, nei kas, kažkoks privatus privažiavimas, kažkoks restoranas, tai nežinom ko tikėti. Arba labai gerai, arba labai blogai. Blemba, neblogos vilos. Įdomu, kiek per naktį? Aba. Tokiam, žinok, žiauriai karšta. Tai va čia sėda. Tai gal kur ventiliatorius? Va čia va, ne? Let me know for breakfast. Thank you. Tai galim ten už jų tada, jeigu to nori. Kur nori už jų? Čia? Ja. Vaizdelį užskaitau aš. Poniška kava. Okei. Kad ir šokoladai, kas čia vadai? Karamelė. Bet tokia. Ir kava gan stipri. Prilaisčiau? Ne. Geras. Labai skanu. Čia šunys ir katinai gyvena pačius geriausius gyvenimus. Tokį vaizdą. Kiekvieną rytą. Čia žiūrėjom apsistot. 310 eurų naktis. Atrodo šiaip labai fainai, nes čia gaunasi privatus paplūdimiukas, ten toks baseinas yra irgi tik tai svečiam. Čia pas mane yra Gerai, aš pasirinkau. tradiciniai filipinietiški pusryčiai. Pažiūrėk, Su kokia mano. jautiena, ryžiais, kiaušiniu ir salotytėm. Man atrodo, mano bandelės norėsi. Ir dar kartelį turiu parodyti vaizdelį. Nes, wow. Stotelė visai nieko, paplūdimiukas. Kas čia? Kur? Nežinau, vaisiai kokia. Varom į sekantį pliažą. Pirma stotelė buvo nuostabi. Dabar žiūrėsim, kur jūs mus toliau nuveš į kitą stotelę. Ane? Taip! Nu gerai. O jis atidarytas? Nu gaila, šitas uždarytas buvo. Tai važiuojam tada į sekančią stotelę. Prilėkėm prie antro byčo. Ant šito byčo, grinai virš šito byčo leidžiasi lėktuvai, kurie atskrenda į El Nido. O, kaip gražu. Būtų fainai užtaikyti ant lėktuvo, kai leidžiasi. O, kaip gerai. Šaltas galvoju, kad šaltas, tai bus. Ja.
kavinukę, einam kavytės ir toliau į trasą. Cheers. Cheers. Na ką, lekiame kitą stotelę. Au, au, au. Hello, how much is beer? 100. Can you open? Thank you. Massage. Viskas? Nu, mano jo. Žinot, galima išgerti 100 eurų. Kokosiukas ir aliukas. O ką mes? Varom Judam. namo persirengti Aha. ir varom žiūrėti, kur gražus saulėlydis, sako. Sutik saulėlydį varom. Žmonės šneka. Sustok traukinį! Varom saulėlydį žiūrėti. Ką? Ant pinigo. Aha. Mačiau. Lipk iš tos karietos. Nežinau, kiek jis atidavė. Bėgom ir atbėgom. Laukiam dabar kokteiliukų ir pradėsim vakarą. Is it okay if I get the payment now? Yeah, that's fine. Exactly 1,000 together with Thank you. the Spanish payment. Thank you. Thank you. Tas dar mus moka suvinai. Nu, kas kam galvoja, ne? Kamilė? Saulėlydis gražus, ką. O aš jau vieną. Važiuojam antrą. Kamilė prifotografuota. Ką darysim? Ups. Galim kažkur pažiūrėti. Tai gal reikėjo nueiti į tą, kur mes buvom šiandieną, kur muzika groja. Nieks čia nepersideda naktį. Labai tamsi naktį, kaip ir Lietuvoje, žinau. Lygiai tas Viskas taip. Viskas labai tamsu. Ką? toliau nesusirenka. O ką mes darom toliau? Ai, mes toliau bandom išleisti tą 100 eurų, bet man atrodo, žinok, niek neišeis. Nebent reikės grįžti 4 turbūt. Mes nepasiduodam dar. Masažiuko atėjom kojų pasidaryti. 40 minučių, nu. Nežinau.
Nu va, po masažiukų. Žiūrėk, bet Kaip masažas? kaip Man tai jau kojas skauda nuo masažo. Mes taip ir neparagavom. Ja, čia reikia Japonijai tokius dalykus valgyti. Ką reiškia skauda kojas? Aš einu čia burėkus valgyti. Nes Tu čia nežinau, burėkus reikia Filipinuose valgyti. Sorry. Hi. Can I have a čeburek? Ką tu nori? Nežinau. Kotletą. Koldūnų gal. Oh, sorry. Thank you. Can I get it with pork with cheese, please? Pork and cheese. And Nori, ne. can I? Yeah. I'll have a pint of this. One meal. Okay. Anything else, sir? I'm okay actually, thank you. Thank you. I'll just leave one meal so you can. Yes, please. Oh, yeah, thanks. Thank you. Blynų, bulvinių yra. Taip, čia ir bulvinių blynų. Tie pirogi. Kokie pirogi, koldūnai? Čia yra, baršč yra. Čia yra Baršč. balandėlių gal. Valandėlį. Bėga žmonės alkani, paklausyki ar girdi. Čia burėkai, čia karšti, čia burėkų pardavėja, nenupūs juokėjus vėjai, tokį svorį kai turi. Čia burėkų sau kremti, šypsaisi visiems gražiai, biznis eina tau gerai, deputatai. Sugalvojom pakartoti. Vieną per pusę galvojom suvalgysim, ne teko užsisakyti dar po vieną. Sakyk, kaip jautiesi čia burėkų pavalgiusi Azijoje? Nu, labai nustebino, nes labai skanu buvo. Kamilė, čia gal reikia eit valgyt? Rytoj vėl pilna diena ekskursijų. Žiūrėsim, ką jinai parodys mums.